tu irgi darai tokią klaidą, kaip ir daugelis vyro daro vieną pagrindinę klaidą rūpindamiesi savo sveikata. Kai pradeda ją rūpintis, daryti kažką vardant kažkokio rezultato, staiga negavę rezultatų per pirmas 14 dienų, o galbūt ir mėnesį, nutraukia viską ir sako, kad ai nepadės. Tačiau pamiršta, kad mūsų organizmas yra protinga būtybė. Protingas robotukas, kuris užsisuka tik tai nuo tam tikro momento. Todėl visi, kurie vyrai pradėjo rūpintis, daryti kažkokius profilaktinius tyrimus, tarytis su gydytojais, nesvarbu, ar tai dėl erekcijos, ar tai dėl lytinio aktų trukmės, ar dėl kitokių sveikatos problemų, nemeskite. Nes jeigu 30 ar 40 metų mes darėme tai, kad mūsų sveikata tikrai nebūtų pačios geriausios kokybės, tai pradėję tą daryti, negalvokime, kad per pirmą savaitę ar mėnesį viskas pasikeis. Tam reikia, kaip ir savo klientams sakau, bent 4 mėnesių. Todėl netgi tie, kurie kažką daryt ir nustojot, jūs visą laiką galite pradėti nuo pradžių arba tęsti toliau. Todėl nepamirškit, brangus vyrai, rūpinami savo sveikata, nes kuo mes sveikesni, tuo laimingesnis moteris. Kuo daugiau moterų su šypsena aplink mus, tuo mums smagiau gyventi. Taigi, o jeigu kilo kažkokių klausimų, susisiekit, aš būtinai su jumis pakalbėsiu, pasitarsiu ir rasime bendrą sprendimą, nuo ko pradėti atstatyti jūsų sveikatą. Taigi, parašyk, su manimi galime susisiekti arba čia video nurodytų Telegram kanalu arba per profilį. Profilė taip pat rasite nuorodas į daugelį mano socialinių tinklų arba net galbūt ir telefono numerį.